institucija negali kvestionuoti teismų sprendimų. Ir mes, jeigu teismė yra, mes negalim dabar tada stirti šitą dalyką. Tai turi teismas teisę. Taip, o pas mūsų tai klausimas yra, ar jūs dabar gali duoti leidimą jiem paleisti vėjo jėgainės, kol mes esam teisme? Kol mes iš teismo neišeisim, jūs negali duoti leidimą? Mes leidimų neišdavinėjom, mūsų ne ta institucija, kada jūs pakleisti jėgainę. Mes negalime pripažinti, sutinkamai išnaudoti, kad jos yra... O tai jūs galite pripažinti, jeigu teismo procesas nepasibaigęs? Dar nebaigė, mums nebuvo patikęs prašymas. Bet jeigu teismo procesas vyks? Vyksta. Dabar, šiuo momentu vyksta. Ar jūs pripažinsit, kad jos tinkamas? Nepripažinsit. Nepripažinsit. O mums to nereikia. Mums to reikia. Įdomus į priekį prašom. Ir leisti. Tada paimt parašą, kad žinai, kur lendi. Ką ten žiūri? Aš nežinau. Aš tai ten nieko nesuprantu. Ten yra, žiūrėsi, gal kad būtų koks aparatėlis ir kapeikas kristų, žinai. Tai būtų gerai, ne? Gal ir dar nuvažiuočiau. Tai žinai. Teismas dabar tik prasidės. Dar tik prasidės. Taip vyko, nevyko. Teismas žiūrėjo šito tikrino projekto, ten daug teismų jau buvo. Nebuvo, dar buvo parengiamieji posėdžiai. Parengiamieji, paruošimieji tiesiog. Bet žinokit, aš nesu tikras. Mes tikrintis dalyvauju. Manęs nekvietė, nedalyvavau. O jums gal yra žinoma, kodėl, pavyzdžiui, yra vedamas į komisijos narius į vienintelę neveikiančią vėjo jėgainę? Ne, jį gal sustabdyti specialiai, kad būtų galima užeiti. Bet jis sutas. Na, jinai minimalių pajėgumų, bet gal, tarkime, jeigu slaidytumai, kada jinai veikia va tokiu pajėgumu? Nieko. Nieko nebūtų? Kur jūs problemą matot? Aš nematau, aš vaikščiau čia visos jūsų. Tai žmogus, tegul pasižiūri, kokį buvo. Pasižiūrėti galima, bet tiesiog yra, vidinė, kaip sakoma, savininko ir yra gamintojo, kad įmonė turi virš 100 patentų. Aš tikrai įsivaizduoju, kad jūs nenaudosit ten perdodant tos duomenys. Tas atsako, kas pakopijuos, tas atsako. Jo, bet kas perdoda duomenys irgi atsako. Tai tiesiog, kodėl jūs bijote, kad mes atsakysime? Čia mūsų reikalas, jeigu mes perduosim, mes atsakysime. Ant savivaldybė, jeigu ką parodysit, gerai. Nežinau, čia mes nelabai matėm, kas iš savivaldybės būtų iš jūsų. Ne, aš nemačiau, tai reikia su to kaip tos... Iš jūsų būtų įdomi žinot, kurie dalyvauja, nes paskui po aktu aišku bus pasirašyta, kad visi dalyvavo. Ne, savivaldybė neprivalo dalyvauti. Privalo, mums pasakė, ministras. Praeitą kartą, pavyzdžiui, mes, kai buvo patikrinimas parko, klausėm apie projektus. Jūs pasikelkite sferą, kas tokiose jėgainėse yra. Yra komisija paskirta, jūs pasižiūrėkit. Kaip gali, teismas vyksta, nepasidėjo teismas, jau priminėjom. Teisai neišvažiavo, parą pasidėjo visą. Ne, jie visi čia važiuoja iš viso. Dėliotas. Mes galime pasitenkinti. Lietuvos lygos televizija. Tai paukščiai nežiūrėkite, nes mes su ponu nepasileidai bendravę. Kodėl jūs nusprendėt, kad aš buvau?
klausimą, aš nežinau, ar galėsiu atsakyti tuos klausimus. Kokiu tikslu čia dabar susirinko komisijos nariai? Taip, komisija turi peržiūrėti dokumentaciją. Restorane. Tai yra patalpos, kurias pasirenka užsakovą. O kur mes turim peržiūrėti? Laukiam, turbo? Ne, tai galima savivaldybės sakė komisijos pirmininkas. Galima, o mes pasirinkom, mes esame privati kompanija, mes pasirinkom šitą salę. Mūsų pasirinkimas. Tiesiog jeigu yra organizuojamas darbinimas, tarkim, daugiabučio namo, ne? Tai yra uždaros patalpos ir galima jų viduje tiesiog peržiūrėti dokumentaciją. O tai kito varianto nesvarstėte, pavyzdžiui, savivaldybė Lietuvoje vandenyje įkūrė šitarimo ir vėliau. Svarstėme uždarų variantų. Pasirinkome Neužimta buvo patys. Leiskite praeiti žmonėms komisijos narius. Tikslas nėra vaišiniai. Tikslas yra atlikti komisijos darbą. Žmonės sako, kad džiugiai priekaištų dėl neparko pačią. Jisai vyksta, tai susitą įvykdė. Žmonės daug kas. Žmonės gali kalbėti, žmogus yra kalbas įvykdyti. O jūs kokius argumentus turite dėl pačių jėgainės? Ultragarsas yra didelis. Žmonės negali gyventi ir taip toliau. Mes atlikome visus matavimus reikalingus, jokių viršijimų nėra. Negaliu. O teismai? Tai teismas jūs galite skusti, bet savo kaimyną dar kažką vyks, tas teismas metais kur baigsis. Bet vienas vakanais Klaipėdos apygardos teismo sprendimu yra, kad statyba ten yra draudžiama tose vietose. Jau yra įsigaliojęs teismo sprendimas, kad nėra tokio nutarimo, jūs kažkaip tai nelabai. Galėsim įteikti. Įteiksim. Įteiks, sako žmonės. Tai gal nevelkim šitų darbų į vieną kupetą, mes komisijos darbą išlikinėkit tas sprendimus. Sakykit man. Įgaliotas atstovas, dalysim klausimą. O jūs man? O jūs, mane? Lietuvos ryto televizija. Gintarė Buskienė. Tai mikrofonas yra kamera, visą tavo aišku. Žurnalistė pradėtų. Mes atėjom papietauti, papietauti. Tai jūs gal į restoraną prašom. Mes ten nereisim, palaukit apsidaryti. Čia tai gal kad... Nemačiau, mes dabar ten dalyvauti filmai. O komisijos pirmininkas neįsarė? Čia taip mes neprileis pristavimus. Ko? Nematau čia mes. Bet čia yra viešas dalykas, tas O priėmimas. jūs dabar posėdžiausite, bet Restoranas netamais. Prašau, restoranas netamais. Ta visa komisija organizavo valdiškas atstovas spaudai, tai yra valdiškas asmuo. Tai yra Šilutės rajono šitos, kaip statybos inspekcijos vadovas. Kaip jis dabar šis sudaro su to visą reikalą į restoraną važiavo. Bet tai dabar gerai, tas dalykas yra viešas, ta komisija. Taip. Tai mes kodėl mes negalim dalyvauti? Nu, čia yra šmatė restoranas. Tai mes einame dalyvauti. Tai teiksi, va Aš noriu pasakyti, kad jūs nesat nei komisijos nariai, nesat kviesti į tą komisiją. O ta komisija čia yra slaptas dalykas? Pirmininkas jau yra. Nėra slaptas. Nėra slaptas, tai va mes ir esam čia, kad nėra slaptas. Pirmininkas turi atvykti, atvyks tuoj pat. Kur čia neapsasi? Atvyks ir bus. O kodėl pana Černiauskas nusakė, kad vyks savivaldybėje ir staiga pakeliui vykstant planai pasikeitė ir jūs vykstate į restoraną? Aš nežinau, aš dėl patalpų su juo nesidiskutavau, mes nusprendėme ir padarėm čia. O tai komisijos pirmininkas, jūs esate privati? Ačiū. Ne, tai jeigu čia yra savivaldybės komisija, čia neapkalbinti yra. Jūsų automobilis yra draudžiamas gyvenimas. Kokia čia jau mūsų plėtų? Ponas komisijos pirmininkė. Aš nesuprantu, man esu kartais lankėsi ir nesuprantu nieko. Čia valstybinė komisija yra, ką čia viešas dalykas, ką iš šito daro? Čia valstybinė komisija, čia ne privatus banketas, baigit bajeris, gerai? O kas čia vyksta tada?
Moka šiandien valstybiniai žmonės, klausykit, kas čia yra. O kam jūs pridavinėjat? Privačiam? Jie darbo metu... Valstybei priduodat? Valstybei Garažas, tai. Mes esam valstybė. Čia mūsų valstybė. Čia yra mūsų valstybė. Mūsų žemė. Jūs apžiūrėjote vėjo jėgainės laukas, matote kažkokių pažeidimų, na žmonės sako, kad jų yra. Prašom, nefilmuoti mūsų. Ne, nėra kitus šities, mes tiesiog turim dirbti tęstinį darbą. Taip, teisingai. Čia nėra nieko slapto. Kas čia vyksta? Čia valstybinė komisija? O kas čia vyksta? Tai ne valstybinė priima šitą objektą? Ne, nu, kaip jūs įsivaizduot, ar ten reikia balą klotos brėžimą? Mes ne apie tai kalbam, kas čia vyksta? Ne, nesivelkite diskusijas, nes tai yra visiškai beprasmiška. Kas čia per renginys? Pirinka valstybinių institucijų žmonės. Nepriims. Čia yra Marijos advokatų teismo sprendimas, kad yra sausuminės užliejimas pievos, kad juose yra draudžiama bet kokią artį, statyti. Aš dabar jums nepriimsiu tų dokumentų, jūs pateikit ir ateikit pas mane. Mes čia dirbom darbą, jūs ateinat ir trūkit mums dirbti darbą. Tai jūs... Jūs mums netrūkit, čia netrūkit. Nu kaip? Netrūkit. Šiaip jūs netrūkit. Viešas interesas. Kol teismai nesibaigia, jūs neturi teisės komisijos priiminėti jokių sprendimų. Teismai tai vyksta. Teismas dar nepasakys. Kaip gal įstatymą išpažeidė. Komisijos pirmininkas, gali pasakyti, kas čia vyksta iš tiesų? Ir jūs pas mus teisme buvo atsidėję. Jūs tai atsakykite, ką... Visą laiką išmos, kad teismas vyksta, nėra pasibaigęs. Taip, lygiai pasiekti, parašymiai teismai. Kai mes buvom Klaipėdoje, ten pas jūsų ten statybos, jūs leidėjai sakėt, kol teismas vyksta, jokių priėmimų nebus. O dabar tai kada jūs perskaitėte statybos įstatymą sužinojate? Tai kas čia vyksta? Jūs galite atsakyti, nekomentuoti, bet atsakyti klausimą, kas čia vyksta? Prašau, bet gausite išeiti, negali čia būti. Tai kad čia matot valstybinis renginys. Čia valstybei priduoda objektą. Valstybinis renginys, jūs esate to renginio dalyviai. Jumis įtraukia šitą kavinę. Nesvarbu, bet čia ir... Kokia komisija gali dirbti privačioj teritorijoje? Bet dirba kas čia, ponia, sakykite, dabar tai yra privataus užsakovo priėjimas dokumentų. Tai filmuoja privačius dokumentus, pavyzdžiui, privačius objektus, kai buvo operatorius įėjęs į įrenginį. Bet jie priima valstybinė komisija, valstybės tarnautojai, taip? Komisijos narių sąrašas yra baigtinis. Taip. Ir tai yra valstybės tarnautojai, kuriuos, tada kaip galima pasakyti, jeigu jūs juos pasikvietėt, nusamdėt, ar kaip čia yra? Kad jie priimtų pasisę dalyvaujant. Bet jūs nesate. Mes nesame, taip. Bet mes valstybės nariai. Tikrai gražiai, tiesiog valstybės. O kodėl? O kas čia yra slapto? Čia nėra nieko slapto, apart to, kad tai yra privatus objektas visų pirma. O antra, jūs šitas priemonės, žurnalistės naudojat kaip komisijos narių spaudimą kažkur. Ne, mes tai jau nenaudojam, mes tai fiksuojam faktą. Faktai viskas. Tai fiksavote, nufilmavote, tai prašytumėm dabar tiesiog leisti komisijai ramiai dirbti. Atlikti savo darbą ir palikti patį. Jūs galite atsakyti vieną klausimą. Kas čia vyksta?
Čia yra vėjo jėgainių parko pridavimas tinkamo naudoti, kas čia yra? Kas čia valstybinė komisija, kas čia vyksta? Sakykit, va dabar. Darbo metu susirenka pareigūnai, tai valdžio organizacija, tai mums dabar visus jos nufilmuoti ir kad jie darbo metu iš kažkur ne savo vietose. Tai gerai, visi va tai yra nedarbo vietai. Tai kas čia vyksta, jūs atsakykite? Tai jūs atsakykite, kas čia vyksta? Čia yra susirinkusi kas? Kokia? Kokia? Valstybinė komisija? Privati komisija? Ne, tai yra privati komisija. Tai yra valstybinė komisija. O komisija pati yra irgi privati? Nėra privati, yra valstybinė komisija. Ir tai yra valstybės tarnautojai. O kodėl valstybės tarnautojai? Jeigu mes pas jūs ateitumėm į kabinetą, kur jūs normaliai dirbate ir pasakytumėm, kad hebra, jūs rašot visokius Lietuvos ryto laikraštį vėjus. Patys žinot, kad prirašė. Dažnai. Ir jeigu mes ateitumėm ir sakytumėm, kad dabar, hebra, jeigu šią straipsnį... Baigit viską ir pradėsim labai. Vakaras su nuolaidas, ir priimsim maloniai ir išklausysim. Tokie žmonės nebūna malonūs. Čia jūs, palaukit dabar, jūs įžeidinėjat, kad tokie žmonės kaip žurnalistai nebūna malonūs? Mes čia kaip turėtumėm, kaip komplimentą priimti, ar kaip dabar? Jie apie save pasako daug. Mes nepuolam, mes tiesiog atėjom užfiksuoti tai, ką jūs darote. Jūs mumis puolate. Reglamentas ir taip toliau, ir žinot, bent jau. Gerai, kad jūs labai puikiai. Čia šalį pasiemo. Galvo, čia mes čia atėjom. Valstybinė komisija, privačioje įstaigoje sudaro Nu, ponai, prašom išeiti, nes negalim būti tikrai. Čia ir privati teritorija, jūs nepageidautini. Leiskit išeiti, palaukit. O kodėl sakėt palaukit, mes čia negalim dalyvauti? Pakartokit? Tai ir privesti. Nefilmuoti. Čia privačioji kažkokiai kavinėje dirba vykti komisijos posėdžius, labai įdomu. Ne, viskas čia gerai, čia labai įdomu. Žiūrėk, einam pasidarysim, aš pasiemu tą pasišnekinius žmonės ir važiuojam. Kas, Mėsilienė? Černiauskas Daug neimituoja. Minėja tas jėgainės komisija valstybinė, nesavivaldybė. O čia? Jos svajonė yra Restoranė viską daryti, kad viską komisija viską priimtų. Čia tik vienas kelias ir čia jau kito kelio jau nematyti, nors Černiauskas, pasakyti, jūs sakė, kad važiuoja į savivaldybę, važiuoja, kaip mes girdėjom, kad nuvažiavo mumis suklaidinti ir nuvažiavo visi aplinkiniais keliais į vieną tašką, važiavo į barą, važiavo. Ir visi Šilutėje išsisklaidė? Taip, Šilutėje iš pirštų išsisklaidė, paskui į barą visi susirinko pilnumai. Taip, ką daugiau. Dėl tų pačių vėjo jėgainių, kodėl jūs ten viską, kokie yra teismai, dėl ko prieštaraujate? Nu, pas mus ten mes esam Šilutės apylinkės teismo pateikę daug tų trūkumų, net ir gal 100 ir daugiau. Yra tokių įsiteisėjusių visų jau įstatymų, kaip pavyzdžiui.